Vos tik mūsų pajūrio kraštą palėtė žiemos šaltukas, o šerkšnas lyg rytinė rasa padengė net senamiesčio prieigas, tarsi primindamas apie artėjančias gražiausias metų šventes. Klaipėdos teatro aikštėje pasirodė dar vienas ir svarbiausias priminimas – tai Kalėdų eglutė. Tarp kandidatų šiemet buvo net 18 žaliaskarių, pasiūlytų tiek iš Klaipėdos, tiek iš kitų miestų ar rajonų. Šių metų eglutę Klaipėdai padovanojo Vėžaičių miestelio gyventoja. Jos kieme šis Kalėdų simbolis augo daugiau nei 20 mečius. Vertinimo komisija pabrėžė, kad eglutei išskirtinį žavesį suteikia taisyklinga forma ir natūralus grožis. Renkant medį buvo atsižvelgta ir į saugumo reikalavimus, todėl viskas pavyko puikiai. Po daugiau nei 20 km kelionės eglutė jau šį rytą buvo pastatyta šalia Taravos Anikės. Dabar prasideda kiti darbai. Eglutės ir visos teatro aikštės puošimas tūkstančiais LED lempučių bei paruošiamieji darbai atsinaujinusiai ledo čiuožyklai. Primename, kad Kalėdų eglės įžiebimo vakaras ir įvairių pramogų pradžia teatro aikštėje šiemet numatyta lapkričio 29 dieną, 17 val. Klaipėdiečių ir miesto svečių čia kasdien lauks ne tik ledo čiuožykla, bet ir savaitgaliniai koncertai, šventiniai žaidimai bei susitikimai su Kalėdų seneliu. Renginiai vyks iki sausio 4 dienos, tad belaukiant Kalėdų, likite kartu su Klaipėda TV.